Gerą dieną, jaunimėlis! Kaip ten lietuviška kripto armija atlaikė 2024-osius? Tikiuosi, visų portfeliai žaliuoja, skaičiuojant nuo metų pradžios. Šiandien apžvelgsim, ką traderių grafikai žada bitkoinui ateinantiems metams. Tai 3-4, važiuojam! Bitcoin jau buvo daug ką išgąsdinęs, kai pakrito žemiau $92,000, bet jau turim šiokį tokį atšokimą ir kaina šiandien laikosi virš 94,000. Priminsiu, kad 2024-osius pradėjom su $44,000 kaina. Baimės ir godumo indeksas rodo 64, kas vis dar yra godumo stadija. O bendruomenės nuotaikos yra net 79% bullish. Na tai pradėkim nuo Bitcoin augimo procentų. Kaip ir buvo tikėtasi, ketvirtas metų ketvirtis buvo žalias, plus 48%. Gerai, bet neįspūdingai. Kaip kad buvo 2020-aisiais paskutinis ketvirtis, kuris užfiksavo plus 168%. Toliau visi žinom, kad rekordinės viršūnės buvo pasiektos 2013, 2017 ir 2021 metais. Einant tą pačią seką, 2025 turėtų irgi pademonstruoti stebinančius skaičius. Ir žvilgtelėjus į istoriją, matom, kad 2013, 2017, 2021 ketvirčiai buvo visi žali. Tai atsargiai ten su šortais. Toliau Sailoras, neseniai nupirkęs dar 2100 bitkoinų ir MicroStrategy balansą pakėlęs iki 446 400 monetų, dalinasi grafiku ir pats klausia, ar pasikartos istorija, nes ciklo viršūnė būdavo pasiekta praėjus tarp 230 ir 330 dienų, kai buvo pramuštas senasis all-time high. Jei bus trumpasis variantas, tai aukščiausią tašką pasieksim maždaug birželio mėnesį, o jei truksim apie 330 dienų, tai kalendorius rodo į 2025 metų spalį. Tai planuojamas toks 4-5 mėnesių tarpas, kai kriptomanai turėtų atkibti nuo kompiuterio ekranų ir išlysti paieškoti naujos girlfriend. Bitcoin mining kompanijos Blockware Solutions teigimu, priklausomai nuo tokių veiksmų kaip strateginio Bitcoino rezervo planas, federalinės rezervų sistemos palūkanų normų politika ir spartus įmonių įsisavinimas, 2025 metais Bitcoin kaina gali pasiekti net $400,000. Jie nubraižė 3 skirtingus scenarijus, iš kurių baisiausias būtų, jei Trumpas ir Fed palūkanų mažinimas pasuktų ne į tą pusę, kur tikimės, ir jei ilgalaikiai hodleriai pradėtų stipriai pardavinėti, tada oranžinės monetos lubos pasiektų tik 150,000. Nepasakyčiau, kad labai prastas scenarijus tas 150,000. Na, o jeigu viskas palei planą ir mūsų svajonės, tai pasak jų, BTC turėtų pasiekti jau minėtą $400,000 lygį. Dar viena puikia vizulkė, rodanti, kokie panašus yra visi ciklai. Pirmoji zonai leidžiame žemyn, pasiekėm dugną ir po truputuką lipam iš duobės. Trečioji zonai jau geros nuotaikos ir daugelis fiksuoja pelną, nes nori save apdovanoti po sunkios meškų rinkos. Tikriausiai žinot ne vieną tokį atvejį, kai buvo atsisveikinta su BTC ties $50,000-60,000 lygiu. Trečioji, kaip ir ketvirtoj zonai, pabaigos taškas visad užsidarydavo aukščiau startinės pozicijos. Taip pagaliau sulaukiam paskutinio bulių etapo ir susikibę už rankučių galim žengti į 2025-osius, tikėdamiesi pamatyti, ko dar nesamatę. Kitas traderis rodo savo grafiką sakydamas, kad 108,000 nebuvo ciklo viršūnė ir tie, kurie dabar trimituoja apie meškų rinkos pradžią, sakė tą patį, kai Bitcoin krito nuo 49 iki 38,000 šiemet. Jis sutinka, kad kaina dar gali nusileisti iki 88-90,000 lygio, bet mano, kad pirmą metų ketvirtį turėsim tikrai didesnius skaičius. Tas pats traderis gruodžio 3 dieną dalinosi tokiu grafiku su kvadratukais ir sakė, kad nuo dugno iki viršūnės kaina kyla apie 1000 dienų. Ir jei tas pats laiko tarpas suveiks ir šį kartą, tai viršūnė turėtų pasirodyti rugsėjo gale, po kurios nusimato kruvinasis 400 dienų kritimo etapas. Sekantis tweetas iš mano mėgstamos paskyros, kurie braižo tik teigiamus BTC grafikus. Jie sako, kad sekantis metai po halvingo yra visad bullish.
Ir priskaičiavus jau anksčiau minėtus teigiamus katalizatorius, plus galimą pasiūlos šoką, jie mano, kad viršūnė galėtų būti 250–300 tūkstančių dolerių diapazone. Kažkas Twitter'y siūlo Bitcoin kainai pritaikyti Wyckoff metodą ir bandyti numatyti judėjimą kitiems metams. Pagal šį grafiką numatoma viršūnė šiek tiek viršytų 150 tūkstančių, kas sutampa su tos mining kompanijos meškų scenarijum. Kitas žymus traderis Ali Martinezas gruodžio pradžiai dalinosi grafiku ir susimastęs klausė, ar sutapimas, ar būtent taip ir veikia Bitcoin, nes per pastaruosius 2 ciklus nuo rinkos dugno iki rinkos viršūnės praėjo 1065 dienos, o nuo rinkos dugno iki kito rinkos dugno 1430 dienų. Jei šis modelis vėl pasikartos, BTC pasieks rinkos viršūnę 2025 m. spalį. Matom, kad jau ne pirmas traderis rodo į 25 metų spalį. Toliau istorija iš Reddito. Kripto bendruomeniai labai patinka tokios istorijos, kai atrandamos senos užmirštos piniginės. Bičas komentaruose pasakojo, kad dirbo naudotų automobilių pardavimo srityje ir Audi automobilis faktiškai buvo dovana jo draugui, kuriam buvo diagnozuota leukemija. Toliau jis rašo, nesitikėjau, nenorėjau, kad jis ją gražintų, nes žinojau, kad automobilį atgausiu per artimiausius 4 metus. Jo žodžiai, ne mano, skliaustelėse prideda jis. Jis man padovanojo šį USB ir pasakė, kad jis vertas automobilio vertės. Aš jį priėmiau, kad jis būtų ramus, žinodamas, jog nėra nieko man skolingas. Tiesą sakant, tuo metu maniau, kad BTC yra bevertis skemas. Net nemaniau, kad kokia nors kriptovaliuta išvis buvo tam trezoriui. Niekada jos netikrinau. Piniginę dabar radau savo tuometinių sąskaitų dėžėje, paskambinau savo jaunesniajam broliui ir jis man padėjo viską išsiaiškinti. Taigi, už pavažinėtą Audinę kažkur 17 metais bičas gavo 1,85 BTC, kas šiai dienai pavirto į 177 tūkstančius dolerių. Ir kažkam yra gyvenimą keičianti suma. Na jaunimas, o ką jūsų nuojauta sako dėl ateinančių metų? Skrisim, tampysimės aplink 100 tūkstančių, ar jau po truputį leisimės? Aš tai labai svajoju pamatyti supply šoką dar šiame cikle, nes paskaičiavus, kiek per mėnesį yra superkama ir kiek iškasama monetų, tai nereikia net jokių formulių, norint pamatyti, kad galai nesuhina. Vien MicroStrategy gruodžio mėnesį nupirko beveik 60 tūkstančių monetų, o kur dar ETF-ai? Kasdien Twitter'y pranešimai, kad vis nauja ir nauja kompanija užsipirko bitkoinui savo iždą. Serbijos princas Filipas papliotkino, kad jau šalis perkasi, tik nesiskelbia. Dar priminsiu, kad per gruodžio mėnesį buvo iškasta tik 13 950 monetų. Vienaip ar kitaip laukia smagus metai, liūdna tikrai nebus. Tai nepamirštam laiko, subscribe, visiems gerų, pelningų metų, sveikatos ir kuo daugiau bitcoin trupinukų piniginėse. Iš manęs šiandien bus viskas, iki kito karto ir bye bye.